Sveiki, šiandien esame svečiuose Dubingių salone ir kalbėsime apie kiliminę dangą, o atsakyti klausimus mums padės jų atstovė Nomeda. Labas, Viktorija. Labas, Nomeda. Susidurėm su klientų baime renkantis kiliminę dangą, tiek verslo segmento, tiek privataus segmento. Ar jų baimė yra pagrįsta? Ne, klientų baimės yra tikrai nepagristos, nes šiuolaikinės kiliminės dangos yra pagamintos iš labai kokybiškų medžiagų, iš medžiagų nekeliančių alergijų, iš medžiagų, kurios labai lengvai valosi, lengvai prižiūrimos ir atsparios dėvėjimais. Tai tu mums galėsi šiandien parodyti ir paaiškinti plačiau. Taip. Kaip ir Viktorija teisingai minėjai, kiliminės dangos yra skirtos verslo klientam ir individualiem klientam. Supratau, tai tada pradedam gal nuo privataus segmento. Varstojam prie stendo, kuriame yra kiliminės dangos skirtos namams. Jos yra jaukios, malonios liesti, sukuria komforto pojūtį. O kaip dėl atsparumo, Nomeda? Namams kiliminės dangos atsparumo klasė gal nėra tokia aktuali kaip visuomeniniams interjerams. Čia labiau reikėtų atkreipti dėmesį dangos sudėtį, iš ko yra išausta kiliminė danga. Jos būna išaustos iš poliamido, polipropileno, nylono ir perdirbtų medžiagų ir nuo to priklauso jų dėvėjimosi savybės. Mes dažnai naudojam kiliminės dangas būtent miegamosiose, nes mano manymu tai tikrai sukelia papildomą jaukumą. Ir dėl to tenka dažnai įtikinėti klientus, kad nereikia tos kiliminės dangos bijoti ir šiai dienai pati turiu pas save namuose kiliminę dangą miegamajam ir tikrai esu pilnai patenkinta. Tai aš manau, kad šiai dienai atsparumas yra pakankamai didelis ir to namams tikrai pakanka. Danga tai bus daug dulkių ir kvėpuosime mes tomis dulkėmis, bet yra priešingai. Ten, kur yra suklota kiliminė danga, oras yra švaresnis, nes dulkės jos nekyla į paviršių, jos yra užrakintos kiliminėje dangoje. O dabar gal keliaujam į verslo segmentą ir pasikalbėsim būtent apie kiliminę dangą skirtą ofisams, visuomeniniam patalpom ir panašiai. Kiliminė danga skirta visuomeniniam patalpom yra aukštos atsparumo klasės, lengvai prižiūrima ir ilgaamžė. Ir įvertinus kliento poreikius gali būti tiek ruloninė kiliminė danga, tiek danga kiliminėmis plytelėmis. Kiliminės plytelės dažnai renkasi ofisai, kur būna poreikis pakeisti kiliminę dangą. Dėl to, kad kažkokie nuomininkai išsikraustė, ar jinai yra sutepta, dar kažką, tai yra labai lengva pakeisti ją ir vėl turėti švarę naują kiliminę dangą. Tiesiog išimi vieną segmentą ir gali įdėti naują ir jokios problemos nėra. Ir netgi kartais, kai žmonės turi, tai yra klientai turi, daleiskim, rozetės ar dar kažką, tai irgi yra lengvas montavimas. Tai kokybė yra, ar atsparumas yra vienoda, ar pagal kažkokius kriterijus reikėtų ją rinktis? Taip, jinai yra šiek tiek skirtinga. Viešbučiams skirta danga, mes kaip tik šitą katalogą žiūrim, jinai yra kirpto plauko arba veliūrinė danga, yra minkšta, švelni. Dangos, kurios skirtos yra ofisam, jos yra dažniausiai kilpa. Kilpa yra šiurkštesnė, bet jinai yra ne taip greit, sakykime, susimina, ne taip greit, lengviau gal prižiūrėti šiek tiek. Kiek žinau, jūs turite dar vieną dangą, apie kurią tu nori papasakoti, taip? Taip, tai yra danga, kur yra itin žemo plauko. Jinai gali būti valoma kaip kietos grindys, sakykime, su vandeniu. Ir tai labai aktualu restoranams, konferencijų salėms, nes dangą galima labai lengvai išvalyti. Ir toliau ją eksploatuoti, nelaukiant, kol jinai išdžius. Atsparumą, kaip ir viskas aišku, apie asortimentą, iš ko mes galim rinktis, spalvas, dizainą ir taip toliau, mes galime matyti tiesiog atėjus į jūsų saloną, bet aš norėčiau paminėti vieną dalyką, kad kiliminė danga gali būti sukurta ir pagal individualų dizainą. Atvykę pas mus gali išsirinkti dizainą iš jau esamų dizaino knygų, gali susikurti savo raštą. Savo įmonės logotipus, savo individualų raštą, iš spalvų banko išsirinkti tinkamas spalvas ir tada fabrikas pagamina. Supratau, tai faktiškai mes dizaineriai arba pats klientas gali sukurti paveikslą, kurį perduoda jums, o jūs jį atspindit būtent ant kiliminės dangos. Taip, tik norėčiau paminėti, kad tam reikalinga tam tikra kvadratūra,
tai negalėsim pagaminti mažo kiekio, kiekis prasideda nuo 50 kvadratų. Ačiū tau, Nomeda, ir Dubingių salonui už išsamius atsakymus. Aš manau, kad mes tikrai su jumis susitiksim dar ne vieną kartą mūsų objektuose. Dėkui, kad užsukote. Lauksime sugrįžtant.